Gamta visų namai. Na štai, iš gegužės ir pavasario liko tik trupiniai. Studijoje Audronė Šopagaitė ir Selemonas Paltanavičius. Laidoje girdėsite, kaip galima mylėti savo kraštą. Vieversiai nerimsta. Štai jau 3 mėnuo vis gieda. Būtų gerai, kad visi tai girdėtume. O tai klausomės ir ne visada girdime, žiūrime ir nepastebime. Ne visi taip daro, ne visi. Kai kam gamta ir visa, kas dedasi aplinkui, labai rūpi. Klausytojams noriu pateikti žurnalistės Monikos pasakojimą apie Kupiškyje susirinkusius kraštą mylinčių jaunų šeimų klubo narius. Pasiklausykime, kuo jie gyvi, kokį pasaulį mato ir pažįsta. Mes, jaunos šeimos, susibūrusios į krašto mylėtojų klubą, vėl sveikiname su jumis. Keliaudami susipažįstam su įdomiais žmonėmis, grožimės Lietuvos gamta ir norime ją parodyti savo vaikams. Šįkart patraukime į kraštą, kur tyvuliuoja 3 pagal dydį Lietuvoje marios. Kraštovaizdis saugomas ir išliko nepakitęs nuo ledynmečio laikų. Čia lyg Italijoje galima grožėti statiniais iš dolomito. Kur tai? Kur upelė Kupa puola į glėbį Lėveniui, Kupiškio mieste ir kraštovaizdžio draustinyje. Norime padėkoti Kupiškio etnografijos muziejaus specialistei Aušrai Jonušytei už visą su mumis praleistą dieną. Labai džiaugiamės pažintimi su Komarų dvaro ir įspūdingo augalų parko paveldėtoja Nijolė Marija Milaknienė. Siūlome ir jums leisti su mumis į kelionę palei Lėvens upę, kurią nuo šlaitų saugo senų dvarų, vienuolynų ir bažnyčių bokštai. Ir tikimės, kad padėsite atsakyti mums į klausimą, kodėl šis kraštas toks unikalus, iš kur Šiaurės Aukštaitijoje tiek dolomito. Kupiškis dėl to, kad yra Kupa upė. Nuo Kupiškio Kupa Kupėti, Tekėti, Srauni ir panašiai. Kupiškis ir Kupėti yra nuo Tekėti, nors jinai maža, bet mes praeisim pro tą Kupą, maža upelė, per akmenis veržliai teka, burbuliuoja Kupa. Veikla, kaip ir dvarų, jie ėmėsi įvairia, ir želdiniai, ir arkliai, ir bravoras spirito varykla. Buvo auginamos bulvės, nes iš bulvių spiritą varydavo. Sodinukus sodams, pinti baldai. Turim įtvežtą iš Kurilų salų kurilinį maumedį, va ten, kur matot su lentelė. Tai kiek gamtosaugininkai aiškino, tai tik 2 Lietuvoje, pas mus ir Kauno botanikos sode. Yra dar nuo sovietmečio, kai gamtos saugomas paminklas ten ta lenta, ir šalia pasodintas europinis, sibirinis, kiti vadina, bet žodžiai įprastinis maumedis tam, kad matytųsi kontrastas. Turime 4 kanadinius klevus, tai jie labai gražūs pavasarį bordiniai, šalia susodinti mūsų lietuviški, tai tas kontrastas. Viena iš retesnių tuopa, kuri jau vos gyva. Mūsų vietovė yra unikali dar tuo, kad mes randamės ant dolomito pagrindų. Oficina buvusi ten. Sodininkas, daržininkas gyveno, važnyčiotojo šeima, tam pastate kairiai pusiai. Tai irgi iš dolomito statyta. Jūs atvažiavote iš ten nuo vienuolyno? Taip. Tai va ten atodanga yra. Dabar jinai labai apaugusi, bet jau gauta parama ir šiemet pradės darbus, kad būtų kaip lankytina ir metodinė medžiaga tiesiog tokia gyva studentams tą atodangą tvarkė. Sovietmečiu, kai aptiko tą dolomitą, tai ten tiesiog padarė fabriką prie kluono. Juk ten padaryti karjerai, ten 100 metrų iki pamatų, viskas apkasta ir išvežta. Degindavo tą dolomitą ir išveždavo. 1984 metais Lėvuo buvo užtvenktas ir padarytos Kupiškio marios. Pirminiam variante, koks išliko ir dabar, Lėvuo kaip ir užtvenkus jį, buvo numatytas poilsiai, rekreacijai. Po 2-3 metų susidarė gana nemažas vandens telkinys. Na ir buvo prieita tokios išvados, kad uošvės liežuvėje būtent formuoti kaip dendro
parką. Tai maždaug po 2-3 metų čia Kupiškėnų talkos buvo vykdomos, sodinamos medžių grupės įvairios. Tai, sakykime, jeigu pušys, tai pušys, eglės, ievos, alyvos. Lėvens tvenkinys nėra toks jau ir mažas, jeigu lyginant pagal dydį Lietuvoje 3. Teritorija ta saugoma dėl to, kad, kiek aš žinau, ta vieta, ji nebuvo nei dirbama, nebuvo dirbamo žemės ir išlikę yra, pirminis toks vaizdas, pirminis variantas toks, koks buvo, kai čia buvo ledynmečiai. Nes palei patį Lėvenį ten yra uždrausta ir tikrai nedirba niekas žemės, daugiausia tai yra pievos, natūralios ganyklos. Mielas Sigitai, tu tikrai su mumis labai dažnai keliauji, esi nemažai matęs. Norėčiau, kad tu šitos kelionės pasidalintum įspūdžiais. Ką norėtum palinkėti kitiems, kurie pagalvotų, ar nenuvažiavusgi man į Kupiškį? Visiems linkėčiau aplankyti Kupiškį. Prieš tai linkėčiau iš tikrųjų aplankyti Kernavę ir susipažinti su nuostabiu kūrėju Orakausku. Ir tada nuvažiavus į Kupiškį pamatyti dar daugiau jo meno. Ir apskritai, aš manau, kad Kupiškis yra vienas iš Šiaurės Lietuvos perlų. Nuostabu, kad įgyvendinami ES projektai, įrengta labai daug poilsio vietų. Dabar Dalia apie gamtą. Kupiškį esu buvus prieš kokius 3 metus ir kada sužinojom, kad važiuosim į Kupiškį, aš sakiau, kaip faina, būtinai važiuosim, nes patį pirmą kartą, kai buvau Kupiškį, man žiauriai didelį įspūdį paliko būtent tos marios Kupiškio. Paliko jas man todėl, kad aną kartą man pasirodės beribės kažkokios. Nemačiau nei tų gražių padarytų pavėsinių, nei suoliukų. Šį kartą būdama Kupiškį pamačiau jį iš kitos pusės. Tai būtent marias pamačiau su įrengtom poilsiavietėm žmonėm pailsėti, su gražia gamta, būtent su aprašais, kas yra pasodinta. Kas man labai nepatiko, kad kupiškėnai negerbė savo aplinkos. Jaunimui yra įkurtos labai gražios vietos pasėdėti, pailsėti, bet primėtyta popierių, nuo alaus skardinių. Vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad gamta yra mūsų namai. Ir jeigu mes ateiname ten pailsėti, tai tos namus vis dėlto išėjus reikia palikti gražius ir švarius, žinant, kad rytoj mes vėl norėsim ten sugrįžti. Tai to nuoširdžiai kupiškėnams ir linkėčiau. Tu, Edvardai, nustebai, kai mes prakalbom apie Dolomitą. Sakai, iš kur? Juk čia ne Italija. Iš kur jisai gali čia būti? Dabar gal daugiau žinai apie tai? Taip, šiek tiek informacijos gavau. Iš esmės nustebino tai, kad neturėdami mes kalnų, kažkokie klodai išlenda iš žemės visiškai netikėtai kažkur Lietuvoje. Atsiranda Dolomitas, aišku, jis gal netoks kietas kaip kalnuose Italijoje, bet jisai yra kaitinamas, turbūt kaip ir molis. Jis vis tiek įgauna statybinę savo formą, kurį galima paskui naudoti statybose. Ir ar matei statinių pastatytų iš Dolomito šiandien? Taip, statiniai, aišku, yra statyti prieš keletą šimtų metų, galbūt vėliau šiek tiek, bet šiais laikais tai žmonės to nebenaudoja, aišku, bet žavi tai, kad senoviai prieš kelius šimtus metų žmonės tai naudojo ir iki šiol tie statiniai išsilaikė puikiausiai. Kristina, o tavo koks įspūdis didžiausias? Iš tikrųjų labai įspūdingas yra Komarų dvaras. Tuo, kad jis yra be galo didelis ir aišku labai gaila, kad jis yra dabar neatstatytas iki galo, ten dar toli iki to vaizdo, koks turbūt buvo prieš 100 metų. Bet kalbant apie gamtą, Komarų dvaras turi be galo didelę teritoriją ir kas smagu, kad prieš gerą 100 metų Komarų senieji žmonės, tie, kurie tą dvarą puoselėjo, jie labai mėgo keliauti, jie keliavo po įvairius pasaulio kraštus ir jie vežėsi įvairius augalus ir sodino pas save dvare. Tai vienas iš jų buvo simirietiškas maumedis, kuris pasodinta šalia paprasto maumedžio ir tas skirtumas yra įspūdingas ir jis yra visiškai kitoks. Rūta, o tavo įspūdis koks? Nuostabu, labai gražu, labai gerai. Labai gražus kraštas, mano kraštas. Aš negaliu atsakyti kitaip. Tu esi kilusi iš Šiaurės Aukštaitijos? Absoliuti Aukštaitė. Tai tau jokių kaip ir naujienų nebuvo, ar vis tiek, nors ir tu iš šito krašto, buvo kažkas tokio, kas tave nustebino? Kupiškį aš nesu buvus, tarkim, kaip mieste pačiame, bet natūralu, kad mane labiausiai nustebino būtent pats tas Palevenės dvaras. Apie jį daug skaičiau, jame nebuvau, bet jis yra tikrai labai labai gražus. Taigi pačio dvaro ten beveik nelikę. Gal čia tas gražumas ir yra? Gal jeigu jis būtų toks, kaip mes matėm nuotraukose, nes mane labai sužavėjo tai, kad šita ponė Nijolė Marija turi surinkusi visą nuotraukų archyvą, nes iš tiesų labai papildo tą vaizdą, kurį tu matai gyvai, tebūnė tai romantiški griuvėsiai, bet tau leidžia įsivaizduoti, kaip visą tai galėjo atrodyti tada, kai tie griuvėsiai nebuvo griuvėsiais. Artūrai, dabar tavo įspūdį noriu sužinoti apie šitą Šiaurės Aukštaitiją. Įspūdis mano yra toks, kad tokia maža miestelėje tiek daug menininkų įgyvendino savo idėjas. Nežinau, kas paskatino juos vykdyti tiek daug plenerų meninių,
bet aš iš gidės pasakojimų supratau, kad čia kiekvienais metais vyksta plenerai, kurie palieka didelį įspūdį ir miestas puošiasi. Kiekviename žingsnyje matome skulptūras, medinės, metalą, piešinius. Tai iš tikrųjų palieka didžiulį įspūdį. Eva, ką tu labiausiai atsimeni iš visos šitos kelionės? Man labiausiai patiko, kai mes buvom bažnyčioje. Ai, kai buvom vienuolyne? Taip. O kodėl tau patiko? Gražus labai vidus pasirodė? Nes ten buvo labai daug gražių statulų. O ką tu, Vytai, rekomenduotum pažiūrėti žmonėms, kurie susiruoštų atvažiuoti į Kupiškio kraštą? Man labai didelį įspūdį paliko bažnyčia su vienuolynu, nes tai yra gamtovaizdžio ir statinio labai nuostabus derinys, nes bažnyčia stovi ir vienuolynas ant kalno, kur matosi labai puikus gamtovaizdis. Aš užtėvatlys vietai. O dabar pasakyk eilėraštį. Batai buvo du, vienas dingo, nelandu. Dvi akytės ėsko batų, dvi akytės jos pabato. O dabar Ieva pasakys eilėraštį apie slieką, kurį pamatė Kupiškio miške. Renata Šerelytė. Oi, netikęs slieko namas. Slieko namas po lapu. Kaip tam sliekui neširpu, po lapu tamsu ir šlapia, tuoj nuo šalčio slepia. Anei krosnis, nei bandelių, tik pilni kampai šnipždalių. O kaimynas storas kurmis, toks baisus nepraustaburnis, vargšas lieka suėstų, net be duonos, net be sviesto, su visu namu prarytų. Argi geras būstas šitas, tūnos liekas palapu. Kaip tam sliekui neširpu? Prisistatyk, prašau. Aš esu Vakaris, man 12 metų. Kuo tu užsiemi, Vakari? Aš mokausi Šaltinėlio privačioje mokykloje. Sakyk, Vakari, ar tau patinka keliauti taip su šeimomis ir draugais po Lietuvą? Praverčia mokykloje. Kas tau praverčia mokykloje? Žinios. O gal gali kokį pavyzdį pasakyti? Per kokias pamokas, pavyzdžiui, tau to žinios praverčia? Istorija, žmogaus ir gamtos pamokas. O kas šioje kelionėje labiausiai įsiminė? Uošvienės liežuvis, Komorų dvaras, bažnyčia ir upės. O kas tas Uošvienės liežuvis? Kaip toks pusiasalis. Tam pusiasalį yra užtvenkta upė ir ten yra susidariusios marios. Ten yra visokių skirtingų medžių. Girdėjome kraštą mylinčių jaunų šeimų klubo žmonės. Tai tikrai ne viskas, ką jie tarėsi Kupiškyje, apie ką norėtų papasakoti visiems. Mūsų laida dėja per trumpa kalbėti apie viską.